Nori būti laiminga ar teisus teisi? Tiesiog nusileisk. Iš pirmo žvilgsnio skamba labai taikiai. Tikrai, kam pyktis dėl smulkmenų, jeigu galima nusileisti. Bet nuolatinis nusileidimas aukojant savo poreikius galų gale kaupia tokią nematomą naštą, kuri vieną kartą gali išsiveržti. Sveikesnė taktika būti švelniai tvirtu. Tai yra gebėti atstovėti savo poreikius, kada jums yra svarbu, bet ir labai aiškiai nusileisti, kai antrai pusiai tie poreikiai yra ženkliai svarbesni. Pavyzdžiui, kai mes važiuojam su Dovilė ir aš vairuoju, jai labai nepatinka mano greita akceleracija. Ir tose situacijose, kur jai labai nepatinka, aš galiu nusileisti, nes aš suprantu, kad tai yra jos fiziologinė reakcija. Bet jeigu jinai prašo parkuotis kitoj vietoj prie parduotuvės, nei aš sugalvojau, tokiu atveju dažnai aš parkuojuosi ten, kur man yra patogiau parkuotis, nes aš vairuoju ir ar eiti nuo taško A ar nuo taško B tą patį atstumą iki parduotuvės. Jeigu nėra kitų objektyvių priežasčių, jau nebėra didelio skirtumo. Šitas pavyzdys aiškiai rodo, kad nėra vienodos taisyklės, kad kai vairuoji, tai klausyk antros pusės ar neklausyk. Kiekviena situacija yra individuali ir mes turime pažinti tiek savo poreikius, tiek savo antros pusės. O yra santykiuose, kur tu jautiesi, kad nusileidi per daug savo antrai pusiai. O gal yra atvirkščiai vietų, kur tu galėtum nusileisti antrai pusiai, nes jos poreikiai ten tikrai yra labai svarbus. Atkreip dėmesį ir kitą kartą tiesiog pasistenk pasielgti kitaip. Pažiūrėk, kokia bus reakcija.